Nes jeigu pacientas stokoja, tarkim, dešinėje pusėje atraminio kontakto, tai ir kramtomasis raumuo, jisai nesiaktyvuoja arba jisai aktyvuojasi pavėluotai. Bet šiaip paprasčiausia tai yra įčiuopti ant žandikaulio krašto, kampo, ar ne? Du pirštai dažniausiai tokio pločio ir eiti gilin, tai būtiškai link smegenų, ar ne? Ir ten jį pabandyti pasižiūrėti, pasipalpuoti, ar jisai yra skausmingas, ar įtemptas. Bet gal žiūrėti, kaip jie dirba, kad šitie raumenys mimikuoja kaklo stabilumą. Ir mes galim juos kartais masažuoti, kiek tik tai norim, daryti intraoralinės technikas labai fainas visokias, bet jeigu kaklas jisai... Bet aš tiesiog apsičiapiu, kuriuose vietose yra tie raumenys ir pasižiūriu, kaip jie aktyvuojasi dinamikoje. Tiesiog paprašau sukasti.